2023 m. rugsėjo mėnesis buvo vienas mirtingiausių mėnesių šiais metais. Afrikos žemyne įvykusios klimato nelaimės savo mastu ir žuvusių žmonių skaičiumi buvo tiesiog stulbinančios. Rugsėjo 8 dieną Maroko Marakešo Safir regione įvyko labai stiprus žemės drebėjimas. Vienais vertinimais jo stiprumas siekė 6,8, kitais 7,2 balų. Tai antras 2023 metais daugiausiai aukų pareikalavęs eisminis įvykis po vasario mėnesį žemės drebėjimo Turkijoje ir Sirijoje. Maroke žuvo beveik 3000 žmonių ir tūkstančiai buvo sužeisti. Žemės drebėjimas sunaikino daug pastatų. Daugelis žmonių per kelias sekundės viską prarado. Drebėjimas taip pat buvo juntamas Portugalijoje, Ispanijoje, Mauritanijoje, Alžyre, Vakarų Saharoje ir pagal Gibraltaro sąsiaurio pakrantę. Jau rugsėjo 10 dieną klimato terberio auka tapo kita Šiaurės Afrikos šalis. Atogražų ciklonas Daniel, anksčiau atnešęs neįtikėtiną kiekį lietaus į Graikiją, Bulgariją ir Turkiją, smogė į šiaurės rytiniams Libijos regionams. Tai tapo didžiausia audra Afrikoje per visą žmonijos istoriją. Iki rugsėjo 15 dienos žuvusiųjų skaičius perkopė per 11 000. Ta leptingą naktį didžiulis vandens srautas į jūrą nunešė daug žmonių. Apie 100 000 žmonių laikomi dingusiais be žinios. Ir čia kyla klausimas, ar dar yra vilties, kad šie žmonės bus surasti, o gal skaičiai sąmoningai sumažinami, kad nekelti panikos? Juk dabar klimato nelaimės nepasigaili nei vieno žemynų. Susipažinkime su faktais ir paanalizuokime, kas vyksta. Potvyniai. Kadangi potvynių Afrikoje temą jau palėtėme, verta paminėti, kad nuo jų nukentėjo ir kitos žemynų šalys. Rugsėjo 16 dieną internete pasirodė vaizdo įrašai, kuriuose užfiksuoti Pietų Afrikos Cape Tauno miesto užlieti namai ir gatvės. Stiprios pakrantės bangos į vandenyną nunešė keletą automobilių. Po kiek daugiau nei savaitės vakarų kapą užliejo dar vienas potvynis, smarkesnis, nusinešęs mažiausiai 8 žmonių gyvybės. Smarkios liūtys taip pat pražudė žmonės šiaurės vakarų Alžyre ir užtvindė Akros regioną Ganoje. Įdomus faktas yra tai, kad visos minėtos šalys yra žemynų pakrantės regione. Prie šių faktų mes dar sugrįšime ir paanalizuosime, kodėl taip nutinka. Dabar pažvelkime į kitus žemynus. Rugsėjo mėnesį nuo potvynių nukentėjo Šiaurės Amerikos valstijų, Nevados ir Arizonos, Pietų Karolinos ir Masačusetso gyventojai. Uraganas Lee atnešė smarkės liūtys į Naująją Angliją ir Kanados pakrantę, todėl daugiau nei 130 000 žmonių liko be elektros energijos. Rugsėjo 23 dieną atogražų audra Ofelija atnešė lietų, gūsingą vėją ir pavojingą potvynį į Šiaurės Karolinos pakrantę. Dar prieš audrai pasiekiant sausumą, Virdžinijos, Šiaurės Karolinos ir Merilando gubernatoriai paskelbė nepaprastąją padėtį. Rugsėjo 29 dieną Niujorke taip pat buvo paskelbta nepaprastoji padėtis. Staigus potvynis gatvėse sukėlė chaosą. Vanduo neįtikėtinu greičiu veržėsi į namus ir transporto priemonės. Nacionalinės meteorologijos tarnybos duomenimis, šis rugsėjis Niujorke jau tapo lietingiausiu per pastarosius 140 metų. Ar pastebėjote, kad beveik visi paminėti regionai yra žemyno pakrantės zonose? Centrinė ir Pietų Amerika. Meksikos Kalisko valstijoje dėl smarkių liūčių išsiliejus upėje žuvo mažiausiai 7 žmonės, o dar 9 dingo be žinios. Galingos liūtys taip pat užtvindė ir Gvatemalos sostinę bei šalia esančius rajonus. Nelaimė nusinešė 6 žmonių gyvybės ir padarė didelių materialinių nuostolių. Apie 10 žmonių laikomi dingę be žinios. Rugsėjo pradžioje kai kurie Panamos ir Paragvajaus regionai taip pat buvo užtvindyti, o Brazilijoje įvykęs potvynis buvo viena daugiausiai aukų pareikalavusių nelaimių šalyje. Pietinėse Rio Grande do Sul ir Santa Catarina valstijose žuvo daugiau nei 40 žmonių. Žemės ūkio sektoriuje buvo padaryta didžiulė žala. Eurazija. Rugsėjo 2–4 dienomis audrų sistema Dana atnešė nepaliaujamą lietų didžiajai daliai Ispanijos. Pranešama apie žuvusius ir dingusius be žinios žmonės. Pagal savo destruktyvų poveikį Dana tapo aršiausiu šių metų orų reiškiniu šalyje.
Praėjusį mėnesį staigus potvyniai taip pat kilo kaimyninėje Portugalijoje ir Prancūzijoje, kur rugsėjo 16 dieną Herald departamente vietomis iškrito 500 mm kritulių, o tai 5 kartus viršė mėnesio normą. Smarkius liūtys daug rūpesčių sukėlė ir Matrikso miesto Nyderlanduose gyventojams. Airijoje potvynį sukėlė audra Agnes. Audros ciklonas Danielis atnešė liūtį į Graikiją. Šalies Donos krepšelis, Tesalijos lyguma atsidūrė po tonomis vandens. Ištisi kaimai virto ežerais. Buvo pranešta apie žuvusius ir dingusius be žinios. Volosų rajone per 24 valandas iškrito daugiau nei pusė metinių kritulių kiekių. Nespėjęs atsigauti po tokių įvykių, po kelių savaičių miestas vėl atsidūrė po vandeniu ir purvu. Vietos gyventojai panikavo dėl elektros ir geriamo vandens trūkumo. Kai kurie Bulgarijos, Rumunijos ir Rusijos regionai taip pat patyrė nuostolių dėl potvynių. 3 kartus smarkios liūtys užliejo Turkijos miestus. Kazachstane potvynis kilo Karagandos mieste. Honkonge ir Pietų Kinijoje gausus krituliai iškrito dėl taifūno Saolo prašniokštimo. Džandžou mieste Fudziano provincijoje nuo didelių potvynių nukentėjo daugybė gyventojų, kurie liko be ryšio priemonių ir maisto. Meteorologai šį taifūną pavadino smarkiausiu per pastaruosius 70 metų. Rugsėjo pirmoje pusėje Taivane, Kinijoje ir Honkonge liūtis sukėlė taifūnas Haiku. Dėl to Kinijoje Šendženio mieste lijo stipriausias lietus nuo stebėjimų pradžios. Vos per 3 valandas iškrito 247 mm kritulių. O Honkonge vietinė observatorija užfiksavo 158 mm kritulių per valandą. Šis skaičius yra naujas rekordas beveik per 140 metų stebėjimų istorijoje. Deja, dėl nelaimės žuvo žmonės. 3 kartus per mėnesį Indiją ištiko vandens nelaimės. Potvyniai kilo Madhja Pradešo, Maharaštros ir Harianos valstijose. Tailande 2 kartus kilo didžiuliai potvyniai, nukentėjo Puketo miestas ir sostinė Bankokas. Indonezijoje dėl užsitęsusių liūčių šiaurės Kalimantano provincijoje kilo potvyniai. Vietname didžiuliai potvyniai padarė didelę žalą centrinėms provincijoms. Rugsėjo 18 dieną šiaurės Irane vos per 12 valandų iškrito daugiau nei mėnesio kritulių kiekis. Gelano provincijoje tai buvo stipriausias lietus per pastaruosius 100 metų. Vandens stichija nepasigailėjo ir Saudo Arabijos. Taigi, matome, kad visą rugsėjį smarkios ir dažnai rekordinės liūtys sukėlė daugiau nei 40 galingų ir niokojančių potvynių visoje planetoje. Grįžkime prie klausimo, kodėl kai kurios valstybės taip užtvindomos. Kuo vandenynas tampa šiltesnis, tuo daugiau drėgmės išgaruoja. Dabar dėl taršos jis prarado kompensacinės ir vėsinimo funkcijas. Į žemę nutekančio vandens tūris didėja tiesiogiai proporcingai šylant mūsų vandenynams. Priežastis slypi planetos branduolio destabilizacijoje, kuris vyksta dėl mažai ištirtos spinduliuotės iš kosmosų. Ši nauja papildoma energija sukelia branduolio temperatūros kilimą ir įtakoja magmos srautus, kurie, verždamiesi į Žemės plutos paviršių, formuoja lūžius, sukelia žemės drebėjimus ir kaitina vandenynų vandenis. Vandenynų įkaitus padidėja nuo jau paviršiaus išgaruojančių vandens kiekis, kuris vėliau atvėsęs atmosferoje nukrenta atgal į žemę kaip neįprastas lietus ir krušos. Kruša. Pastaruoju metu dar vienu rimtu išbandymu žmonėms tapo toks orų reiškinys kaip kruša. Nelaimė ypač skaudžiai paliečia žemės ūkio sektorių, akimirksniu sunaikindama daug dienų trunkančių sunkaus darbo rezultatus. Taip, rugsėjo 2 dieną Kachetijoje, Sakartvele, stipri kruša sunaikino žemės ūkio pasėlius. Rugsėjo 4 dieną Rusijoje, Novosibirske, praūžusi kruša apgadino daugybę automobilių. Rugsėjo mėnesį nuo kartais labai didelės krušos nukentėjo tokios Europos šalys kaip Portugalija, Ispanija, Italija, Graikija ir kitos. Rugsėjo 17 dieną smarki kruša užklupo Ispanijos Valencijos provinciją. Pirminiais skaičiavimais nuostoliai siekia daugiau nei 43 milijonus eurų. Pietų Amerikoje rugsėjo 17 dieną kai kuriuose Urugvajaus departamentuose buvo užfiksuota didelė kruša. Kitą dieną krušos audros nuvilnijo per Rio Grande Sul provinciją kaimyninėje Brazilijoje.
o rugsėjo 23 dieną rekordiniai kruša užklupo Božė savivaldybę. Kai kurių krušos gabalų skersmuo viršijo 10 cm. Vietos merija patvirtino, kad tai buvo smarkiausia krušos audra miesto įkurto 1811 metais istorijoje. Toks bombardavimas ledo luitais padarė didelę materialinę žalą. Rugsėjo 24 dieną Perkūnija su didelė kruša užklupo į kai kurias centrinio Teksaso dalis Jungtinėse valstijose, taip pat pridarė didelės žalos turtui. Tornadai. Klimato anomalijos pasireiškia ir tornadų geografijos plitimu. Anksčiau jie daugiausiai siautėjo Amerikos žemyne, tačiau dabar jie savo galią rodo ir kitose teritorijose. Rugsėjį per Prancūziją, Vokietiją ir Ispaniją nuvilnijo destruktyvūs viesulai, o Italijos šiaurę vos per 2 dienas užklupo 4 tornadai. Kinijoje rugsėjo 19 dieną 2 šiose vietose reti tornadai nusinešė 10 žmonių gyvybės. Ugnikalniai. Ugnikalnis Campi Flegrei ruošiasi dideliam išsiveržimui. Drebėjimas per ugnikalnių srityje tampa vis stipresnis. Rugsėjo 27 dieną įvykęs 4,2 balų žemės drebėjimas buvo didžiausias per pastaruosius 40 metų ir buvo prieš dieną prasidėjusi drebėjimų spiečiaus dalis. Pavojus grėsia ne tik šalies gyventojams, bet ir visai Europai ir visam pasauliui. Apie tai išsamiai buvo kalbėta internetinėje konferencijoje Pasaulinė krizė Italija – ateitis priklauso nuo mūsų. Deja, mokslininkų prognozės jau pildosi. Be to, rugsėjį suaktyvėjo dar vienas Italijos ugnikalnis Stromboli, o taip pat Kilaueja ugnikalnis Havajuose, Talo ugnikalniai Filipinuose, Šišaldin Aliaskoje, Viljarika Čilėje ir aktyviausias Rusijos ugnikalnis Ebeko. Temperatūro anomalijos. Pavasario atėjimas į pietinį pusrutulį buvo pažymėtas didžiuliu temperatūros rekordų skaičiumi. Kai kuriuose Pietų Amerikos šalyse temperatūra labiau atitiko tą, kuri paprastai registruojama vasaros įkarštyje. Peru, Bolivijoje, Paragvajoje, Argentinoje ir Brazilijoje rugsėjį buvo sumušti daugelis rekordų, kai oro temperatūra viršijo 40 laipsnių Celsijaus. Karštis brazilams neduoda atokvėpio ir prisideda prie gaisrų plitimo. Panaši situacija susidarė keliose Australijos valstijose. Sidnėjaus meteorologijos stotis rugsėjo 19 užfiksavo kaip karščiausią mėnesio dieną per visus rugsėjo mėnesių stebėjimų laikotarpių. Šiaurės pašvaistės. Rugsėjo antroji pusė buvo dovana šiaurės pašvaisčių mėgėjams. Ryškus švytėjimas buvo stebimas Šiaurės Amerikoje, Europoje ir Rusijoje. Tačiau čia yra dvi didelės keistenybės. Jei anksčiau dangus švytėjo šalia planetos magnetinių polių, o šiaurinėme pusrutulyje tai yra maždaug 67 laipsniai platumos, tai pastaruoju metu natūralus apšvietimas matomas vis arčiau pusiaujo. Be to, įprastą žalią pašvaistės spalvą vis dažniau keičia įvairūs raudoni atspalviai. Raudonųjų pašvaisčių reginys neabejotinai užburia. Bet tai yra baisus grožis, tikrąja to žodžio prasme. Tai yra magnetinio lauko, mūsų apsauginio skydo nuo stiprios saulės ir kitos kenksmingos kosmoso spinduliuotės susilpnėjimo pasekmė. Raudonos pašvaistės, o taip pat akivaizdus kataklizmų gausėjimas planetoje rodo, kad artėja pasaulinio masto katastrofa ir visos žmonijos išlikimas pakimba ant plauko.